Greitosios pagalbos medikai gavo iškvietimą į Stebulių kaimą, tačiau vos šiems atvykus automobilis užklimpo. Teko į pagalbą kviestis ugniagesius gelbėtojus. Šiandien Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiams gelbėtojams teko talkinti greitosios medicinos pagalbos medikams. Ugniagesiai gavo pranešimą, kad užklimpo į pagalbą senoliui atskubėjęs greitosios automobilis, bei greitosios vairuotojas ir felčerė negali įkelti sunkiasvorio ligonio į medikų automobilį. Į Vilainių seniūnijos Stebulių kaimą apie 9 val. Ryto skubiai atvykę ugniagesiai rankomis išstūmė užklimpusią greitąją. Tuomet į automobilį įkėlė ir sunkiasvorį ligonį, kuris nedelsiant buvo nugabentas į Kėdainių ligoninės priėmimo skyrių. Greitoji užklimpo gyvenamojo namo kieme. Pasak jos vairuotojo, tai būna neretai, nes varomi tik priekiniai ratai ir kiek čia tai greitai reikia, ir ratai jau buksuoja. Namo šeimininkė teigia, kad jiedu su vyru yra ne kartą kvietę greitąją pagalbą, tačiau ši užklimsta pirmą kartą. Kad užklimtų greitoji pirmą kartą? Žinote, čia išminkite, pirmą kartą, tai čia anksčiau tų lietų nebūdavo, tai čia nebuvo šlapė. Bet kaip čia lietai tie prasidėjo, to į tą žemę tokia jau pasidarius. Tai nebuvo taip labai, kad jau užklimptų jie. Ugniagesių gelbėtojų pagalbos neretai prireikia ir rajono policijos komisariato pareigūnams.